Sveiki, šiandien kalbėsime apie gynybą, tačiau šį kartą ne apie Lietuvos, o apie Vilniaus. Ir laidos svečias Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Sveiki, merė. Labą dieną. Prieš pradedant kalbėti apie detalės, norėčiau taip bendrai jūsų paklausti. Kaip jūs manot ir kaip vertinat, kaip Vilniaus miestas yra pasirengęs galimam karui, kurį mes čia taip kartais įvelkame į tokius žodžius kaip kokia nors kritinė situacija arba ekstremali situacija? Aš nežinau, ar taip izoliuotai eitų paimti Vilniaus miestą iš tos galimos karinės kažkokios grėsmės ar intervencijos ir kalbėti tik tai apie jo saugumą, bet be jokios abejonės, kad Vilnius yra taikinys ir gali būti potencialus taikinys, žinant, kad jis yra pirmiausiai arti sienos, 30 km iki priešiškos teritorijos ir kad jis yra sostinė. Tai be jokios abejonės, kad dėmesys Vilniaus saugumui arba parengtumui, galiausiai apginamumui, jisai turi būti didelis ir maksimalus. Tai mes labai paprastai vertinam ir žinom, kad už krašto gynybą šiaip yra atsakinga, aišku, kariuomenė ir kariuomenės bus reikalas ginti ir miestus, ir visą valstybę. Tai tam, kad sužinot, kokioje mes padėti esam, iš tikrųjų mes daug turėjom konsultacijų ir su kariuomenė, ir su to pačiu gynybos štabu, ir rengiant mūsų evakuacijos planą, iš tikrųjų pamatyti, kaip jie vertina ir galbūt ne visa vieša informacija ir mus pasiekia, natūralu, gynybos planai nėra vieši. Bet šioje vietoje, tam susitikime su gynybos štabu, kur turėjom bendras pratybas, buvo pateiktas vienas Ukraino miesto pavyzdys, tai yra Charkovas, kuris iš esmės yra labai panašus į Vilnių. Yra maždaug tokiu pačiu atstumu iki Rusijos federacijos sienos, apie 35 km, ir yra panašaus dydžio kaip Vilniaus miestas, apie 700 000 gyventojų. Tai Charkovas irgi buvo puolamas ir buvo siekiama jį užimti ir ta buvo intervencija pirmosiom invazijos dienom gan aktyvi, bet jis atsilaikė. Ir aš manau, kad ir mūsų kariuomenė iš tikrųjų gynybos planus dėliodama, Charkovo pavyzdžių savo taktikas irgi dėlioja. O merė, gal jūs žinot, gal teko paaiškino, kokia buvo ta priežastis, kodėl atsilaikė Charkovas? Taip, labai tos pavyzdžius pasižiūrėjom. Tai pirmiausiai buvo, aišku, kariuomenės aktyvus veiksmas neleisti į priešo įsileisti savo teritoriją. Buvo suformuoti tam tikri gynybiniai žiedai, 3 gynybiniai žiedai, kurių tikslas buvo neįleisti, o galiausiai stumti priešą nuo sienos ir kuo tolin nuo savo tos fronto linijos. Tai ukrainiečiam tas pavyko, kariuomenė atlaikė, priešas neįžengė giliai teritorijoje, galiausiai buvo išstumtas. Tai Charkovo atveju yra tie 3 gynybiniai žiedai, matyti, aš nežinau, ar čia Lietuvos atveju galėtų būti šita kopija daroma ar ne, taip tiesiogiai, bet aš manau, kad kariškiai, strategai, jie tikrai tuos planus turi. Ir ką aš išgirdau iš mūsų kariuomenės, kad planas maždaug toks ir būtų, kad nei centimetro neįsileisti į mūsų teritoriją ir priešingai stumti kuo toliau, kad ta vadinamoji trumpaigė artilerija, kuri ten, tarkim, nuo sienos labai lengvai pasiektų Vilniaus miestą, jinai būtų nebeefektyvi ir nepasiektų Vilniaus miesto. Tai atgrasimo arba atstumumo taktika yra labai aiški. Aišku, yra daug kitų niuansų. Yra dronai, dabar matom, per paskutiniuosius 2 metus visiškai keičia karinės tendencijas ir padėti mūšio laukose. Tai va čia yra iššūkis, kaip su tuo tvarkytis, bet principas yra labai aiškus. Tikrai Vilnius yra apginamas miestas, tikrai niekas nesiruošia jo čia palikti ir pasiduoti. Ir pirmiausiai, tai aišku, mes darom viską, kad tas atgrasimas būtų tokio lygio ir mūsų stiprumas, pasirengtumas būtų toks, kad čia net nekiltų minčių. Ir tų grėsmių iš esmės mes turėtume tik tai popieriniuose planuose, bet faktiniam gyvenime jos nerealizuotos. Karinius dalykus turbūt palikim nuo šalinės, Vilniaus miesto savivaldybė turbūt gynybos pati nerengs, bet apie dalykus, kurie susiję su tai, mes ir pašnekėkim. Visų pirmiausia, kiek jūs bendradarbiaujat kaip Vilniaus miesto savivaldybė su naujaja, jeigu taip galima sakyti, naujaja mūsų vyriausybė, socialdemokratų, pavyzdžiui, vidaus reikalų ministerija arba krašto apsaugos ministerija, turi su jumis kažkokių ten užduočių, bendrų kažkokių darbų darot ar ne? Tokių didelių, kaip sakant, kasdienių pratybų ar kad savaitė intervencijos kažkokios bendros būtų, tai tikrai taip nėra, bet be jokios abejonės yra bendri dalykai ir čia nepaisant, kad yra nauja vyriausybė ar buvo senoji vyriausybė, vis tiek yra
bendri rutininiai dalykai, kur tarp institucinis bendradarbiavimas jis yra aktyvus. Tai labiausiai turbūt mes paskutiniu metu su jūsų paminėtom institucijom bendradarbiavom rengdami Vilniaus evakuacijos planą, nes viena vertus nacionalinio evakuacijos plano dar nėra, tai mes tikrai nelaukdami, kol jisai bus parengtas, parengėm Vilniaus miesto evakuacijos planą ir be jokios abejonės norėjom, kad jo kokybė būtų kuo geresnė, dėl to be jokios abejonės derinamas jis buvo su visom institucijom, pradedant KAMU, baigiant kariuomenė ir PAGDų, visos institucijos, kurios vienaip ar kitaip prisideda prie civilinės saugos ar prie krašto gynybos. Tai sakyčiau, kad tas bendradarbiavimas tikrai yra tikrai geram lygiai ir aišku, mes čia turim tam tikrų nuomonių suskirimo dabar dėl evakuacijos kelių, dėl prioritetų, čia daugiau ir susisiekimo ministerijos turbūt buvo toks akibrokštas Vilniaus miesto atžvilgių, bet tokioj temoj kaip krašto gynyba ir bendrai pasirengimas ir stiprinimas mūsų gynybinių pajėgumų, čia yra, man atrodo, visi vienam puslapį ir kažkokių politikavimo didelių aš nematau ir nenorėčiau, kad jų būtų. Tikėkimės taip ir bus. Tai ir pradėkim po truputėlį kiekvieną tą sritį pašnekėti. Civilinė sauga. Mere, jums tai yra prioritetas ar ne, kaip Vilniaus miesto vadovai? Be jokios abejonės tai yra dabar pagrindinis prioritetas ir čia net neįskirčiau ar civilinė sauga, bet iš esmės gynybos klausimas yra prioritetas labai svarbus ir nebereikalo mes Vilniaus mieste praeitą Liepos mėnesį, praeitų metų vasarą pasitvirtinom arba tiesiog pristatėm tokį atskirą Vilniaus gynybos politikos planą. Tai nėra gynybos planas, suprantant, kad kariuomenė gynybą užsiimtų, bet yra politikos planas, kuris apima tam tikras priemonės. Ir to plano iš esmės yra dvi dalis. Viena yra stipresnė ir didesnė civilinė sauga, tai yra ką miestas daro tiesiogiai kasdieną, tai va tie visi priedangų klausimai, evakuacijos planai, tada visi mūsų pranešimo sistemos modernizavimai, kaip miestiečius pasiekti kažkokios neramumo atvejais, kad turėtume kanalus. Ir antra dalis yra pagalba krašto gynybai, Vilniaus gynybai. Tai va tokios priemonės kaip fortifikavimo parko įsigijimas, ir komendatūrų, vokiečių brigados klausimai yra tam mūsų gynybos politikos plane. Tai sakykim taip, kad Vilniaus miestas turi tikrai tokį didelį išsamų planą su konkrečiom priemonėm. Vienos yra didesnės, kitos mažesnės, vienos jau yra įgyvendintos, pavyzdžiui, kaip dronų rengimo programa, sukuriant infrastruktūrą, atidarant pirmąją Lietuvoje aikštelę ir tada skatinant jau visus entuziastus, galiausiai per neformalą ugdymą vaikus ateiti ir mokintis ugdyti tuos įgūdžius, kas ten žino, gal jų vieną dieną reikės. Tai toks planas yra. Prašau. Bet mere, jeigu sakot, kad tai yra prioritetas ar ne, arba vienas svarbesnių prioritetų, pasakykit, kiek tie skaičiai teisingi yra. Ar tiesa, kad pernai metais civiliniai saugai buvo skirta tik tai 1/4 milijono, o šiemet 1,5 milijono eurų? Ne, netiesa, ir čia taip labai yra netikslu suvesti pinigus ir parodyti dėmesį ir meilę. Daugam reikia tiesiog laiko, kad paruošt planus, paruošti strategijas ir tas pats evakuacijos planas yra milžiniškas dokumentas, metus laiko mūsų institucijos dirbo, derino, bet pinigų mes daug neišleidom, nes tai yra tiesiog žmonių, kas dedikuotas buvo darbas ir jeigu mes taip suvedam, ar pinigų skaičius čia lemia mūsų didesnį saugumą, tai tikrai ne. Mes galim visą 1,5 milijardo biudžetą paskirti į vieną eilutę parašyti civilinę saugą, bet suprantam, kad tai tuo viskas neužsibaigia. Tai yra atskiros temos, kurios galbūt reikalauja pinigų jau dabar, kai kurios temos reikalauja tiesiog dėmesio ir intelektualinio parengtumo, padaryti tam tikrus analizės dalykus, padaryti planus ir tas yra daroma, bet jeigu kalbam apie pinigų išleidimą, tai turbūt jų daugiausiai reikia, jeigu kalbam apie infrastruktūrą. Tie patys evakuacijos planai parodė mums labai aiškiai, stebuklų šiaip neatskleidė, mes žinom ir per pikinius momentus, kur yra skaudžiausios Vilniaus miesto arterijos, kur yra eismo pralaidumas reikalaujantis didesnių intervencijų, bet visa kita yra iš esmės, nebūtinai pinigai. O gal jūs žinot, gal pamenat, kiek pinigų Vilniaus miesto savivaldybė skiria civiliniai saugai, nežinau, gynybai bendrai paėmus? Yra kažkokie skaičiai? Mes tokius suvestinius šakų neturim, skaičių neturim, nes suprantam, kad vis tiek daug temų yra persidengia ir tos pačios gatvės, kurios yra tvarkomos, jos galim traktuoti, kad tai yra ta pati civilinė sauga arba evakuacijos kelio kokybinis gerinimas, bet tai, kad tarnauja kasdien žmonių, ta prasme, kasdienybei.
Tai yra atskiros priemonės, kurios, aišku, yra tik civiliniai saugai ir jų kitur negalim panaudoti. Na, pavyzdžiui, mes įsigijom fortifikavimo parką už 1 200 000 yra nupirktas kiekis tų vadinamų drakono dantų, spiglių ir visų kitų pralaidumą, sunkiosios technikos pralaidumą stabdančių priemonių, kurias šiaip pirko pasienio savivaldybėm kariuomenės kartu su ministerija, bet kadangi Vilnius formaliai nėra pasienio savivaldybė, tai tą mes turėjom padaryti patys. Tai va tokios priemonės, aišku, jos ten kasdieną mes jų nepanaudosim, nebent per pratybas, bet jos irgi gali būti per metus kelis kartus. Tai tokios investicijos jos yra grinai nukreiptos į gynybą. O visa kita, ką mes darom, ta pati mobili aplikacija, kurią mes kūrėm dabar ir kur turėsim artimiausių metų jau startą, tai pirmiausia, ją naudosim ir jinai pranešinės tiesiog kasdienės mūsų naujienas, ką reikia žinoti žmonėm. Ir ką raudo ir Kyjivo pavyzdys, jie irgi turėjo tokią aplikaciją, kuri ten iš esmės aptarnavo komunalinių klausimų atvejais, bet dabar pirmiausiai kaip saugumo aplikacija naudojama, pranešant apie oro pavojų, pasakant, kur yra artimiausios slėptuvės ir panašiai. Tai čia tos temos persidengia, bet ką reikia, iš esmės, tuos dalykus, ką reikia padaryti iš piniginės pusės, tai čia jau kokių kalbų nėra ir tie pinigai yra skiriami ir biudžete jie atsiranda. Nu, nieko nustabaus, kai kurios NATO valstybės irgi tam tikrus pinigus į infrastruktūrą priskaičiuoja į savo gynybos biudžetą. Ir taip yra daroma jau. Bet einant toliau, pristatėte čia priedangų tinklą, jis gana platus ir taip toliau. Sakykit, mere, darbuotojai tikrina civilinės saugos, kaip atrodo tie priedangų tinklai, ar jie tinkami naudoti yra? Tai mes esame inventorizavę ir gyvai aplankę 2500 Vilniaus mieste esančių priedangų. Jos yra sužymėtos, jos yra sufotografuotos, iš esmės ten yra fiksuoti visi tie trūkumai, kurie leistų tas priedangas jau vadinti pagal tą vadinamą statybos techninį reglamentavimą atitinkantį visą standartą. Tai tas darbas yra didžiulis padarytas ir iš esmės priedangų dabar mūsų žemėlapis arba visas tinklas, jis padengtų 150% Vilniečių gyventojų skaičiaus. Tai aišku, mes turim tam tikras tokias saleles arba kur yra teritorijos su daug dalių namų, kuriuose nėra rūsio patalpų. Ten yra probleminės vietos, bet iš esmės mes visą poreikį daugiau mažiau tikrai turim patenkinę. Dabar prasideda kitas etapas, tai yra tų priedangų pertvarkymas, užtikrinant bent jau tą minimalų kokybinį lygį. Tai šiemet gavom iš Vidaus reikalų ministerijos pirmosius pinigus tam, 2 400 000 bus nukreipti priedangų patvarkymui. Ir čia irgi sėmėmės praktiką iš kitų miestų. Pirmiausiai Suomijos pasižiūrėjom pavyzdį, tai jų patarimas labai buvo aiškus. Išnaudokite viską, ką jūs turit, dabar patalpose esančiose po žemę, bent kažkiek. Ir būtent nurodė daugiabučius namus. Nes Suomija, reikia pasakyti, kad iškart po Antro pasaulinio karo, tai yra 80 metų, jie ėmėsi šito darbo ir rengė ant slėptuvės, priedangas ir jų ir geografinis kontekstas leidžia tam tikrus dalykus pasidaryti olose, tai jų patarimas buvo labai aiškus. Tik tai nesugalvokit arba nepradėkit statyti kažkokių bunkerius, tikėdamėsi paslėpti 600 000 gyventojų, nes ir laikė, ir pinigose paskesit. Tai vienas patarimas buvo iš jų, o kiti patarimai be jokios abejonės yra iš Ukrainos miestų. Tas pats Charkivas, tas pats Lvivas, kur irgi rodo patirtis ir dėja tos nelaimės, kai raketos atskrenda, kad raketos paprastai pataiko į daugiabučius namus ir sugriauna viršutinius aukštus, o tai, kas yra rūsiuose, tai iš esmės tinka žmonių apsaugai ir žmonės tokiu būdu apsisaugo nuo to pavojaus. Tai dabar mes iš tikrųjų skatinsim ir bendrijas, ir daugiabučius eiti ir pasitvarkyti tas priedangas, kad jos atitiktų tuos reikalavimus. Kaip pagrindinis reikalavimas arba pagrindinis trūkumas, ko norėtųsi turėti visuose priedangose, tai yra taip vadinamasis antras išėjimas iš priedangos. Jeigu mes dabar turim įėjimą į rūsį vieną, tai reikia padaryti darbus, bet kad atsirastų kitoj pusėje priešingoje kryptyje tas antras išėjimas. Tai, čia užtruks, bet svarbiausia, kad būtų žmonių valia, nes čia tam tikrų požiūrio, tokių neigiamų požiūrių susiduriam, kai žmonės, sako, kad mums gaila išmesti sofą, kuri tenais padėta Rusijai ir 10 metų jau nenaudojam, ar senas padangas ir panašiai. Lyg tai mes darytume ne jų labui ar siūlom visą tai daryti ne jų saugumui. Tai bet aš manau, kad čia bendrom komunikaciniam žinutėm, su žiniasklaida, su kitom institucijom mes žmonėm įrodysim, kad čia yra viskas dėl jų saugumo.
Bet šiaip, merė, aš teisingai suprantu, kad didžioji dalis ar ne šitų priedangų tai yra daugiabučių rūsiai. Tai yra daugiabučių rūsiai, yra parkavimo aikštelės, viskas, visa infrastruktūra, kuri yra bent kažkiek po žemė. Geriausiai, kad absoliučiai pirmas tas nulinis, minusinis lygis būtų po žemė. Tai supraskim, kam jos yra reikalingos. Jeigu yra paskelbiamas oro pavojus, vadinasi, kad yra grėsmė, kad kažkur atsitrenks ir sprogs bomba, tai kad nuo smūgio bangos, nuo tiesioginės bangos arba nuo skeveldrų, kad nenukentėtų žmonės. Tai vadinasi, saugiausia vieta yra būti po žemė, kad tiesioginio kontakto nebūtų. Tai nei vienas namas, toj pačiam, pavyzdžiui, Lvive, nei vienas namas, kuris buvo atakuotas, jisai negriuvo, priedangos neužvertė, žmonės liko saugus, tik tai pagrindinis dalykas, kad tos priedangos būtų prieinamos ir žmonės žinotų, kur jos yra. Jeigu kažkokiam name nėra tos priedangos, tai va čia vėlgi reikia pasinaudoti jau to interaktyvių žemėlapį ir susirasti, kur artimiausiai vietoje būtų galima rasti tą priedangą ir kažkiek laiko joje praleisti. O merė, o kolektyvinės saugos statiniai, kokią jie užima vietą Vilniaus saugumo gynybos schemose? Nes ką rodo Ukrainos pavyzdžiai, ar ne, kad tokie kolektyvinės saugos statiniai negali būti naudojami susirinkimo vietoms, nes tai yra didžiulis taikinys rusams. Jie tikrai nėra kažkokie apsaugos arba pasislėpimo punktai, bet kolektyvinės apsaugos statiniai, jie iš civilinės saugos įstatymo numato, kad net ir ne karo pavojų, bet ir ekstremalios, tarkim, situacijos pavojų, jeigu reikia evakuoti miestą dėl kažkokios kitos priežasties. Pavyzdžiui, net jeigu kažkoks kyla pas mus didelis gaisras dėl oro užterštumo, mes turim dalį, tarkim, miesto evakuoti. Tai yra procesas vyksta paprastai per tuos kolektyvinės apsaugos statinius, kurie tuo metu tampa surinkimo punktais, žmonės susirenka ir centralizuotai autobusais yra išlydimi iš miesto arba iš tos pavojingos teritorijos. Lygiai taip pat ten yra dislokuotos, jeigu galim tai pasakyti, tos minimalūs reikmenys, kurie yra, ten kažkiek medikamentų, yra tvaršiai, yra šilti rūbai, geriamasis vanduo, tai ką mes pagal civilinės saugos įstatymą turim turėti tose apsaugos vietose. Tai be jokios abejonės, jeigu mes kalbame apie kažkokį pavojų, oro pavojų arba ten turim konvencinį puolimą, tai kalbėti, kad tie statiniai būtų kažkoks žmonių bazavimosi taškas tikrai nebūtų. Jų funkcija yra visai kita. Paprastai tai yra tokie skirstomieji punktai, kuriuose yra arba išduodamos kažkokios medžiagos reikmenys ir tada žmonės keliauja tolyn, išvežami arba nukreipimi kitur, tai jie tokie yra tarpinės stotelės tarp tolimesnio tikslo. Ne vienas gynybos ekspertas Lietuvos yra sakęs, kad, bent jau nežinodami, aišku, tikslios informacijos, sako, žiūrėdami iš viešos erdvės, galim pagalvoti, kad, jeigu karas prasidėtų, sako, reikėtų evakuoti pačią Vilniaus miesto savivaldybę, nes neva neturi slėptuvių. Ar iš tiesų Vilniaus miesto savivaldybė neturi slėptuvių, kur galėtų užtikrinti Vilniaus miesto veikimą, nors keletą ne žmonėms, bet Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojams, kurie galėtų tas gyvybinės funkcijas užtikrinti? Čia irgi, matyt, toks stereotipas. Mes šitą klausimą iš tikrųjų nagrinėjom ir buvo klausimas, ar mes turim turėti slėptuvę ir kaip viskas vyktų. Tai jeigu jau atsiranda poreikis slėpti slėptuvėse, suprantam, kad mes turim kažkokią mažiausiai matyti mobilizaciją paskelbtą, nepaprastąją padėtį, o gal ir karo padėtį. Ir kas tada toj slėptuvėje vyksta? Tai sulysti slėptuvę man ar ten su vadovybė ir ką ten veikti turbūt nelabai būtų prasmės. Tai šiuo atveju svarbiausia užtikrinti, kad pagrindinės funkcijos iš miesto pusės jos būtų užtikrintos ir veiktų. Tai mūsų pagrindinės funkcijos, ką ir parodė prieš metus laiko vykęs pirmieji komendatūros pratybos, kad miesto pagrindinės funkcijos iš energetikos pusės šiluma, vanduo, atliekų surinkimas jos būtų iš esmės užtikrintos. Dabar ar mums reikia slėptuvės, aš manyčiau, kad mes galim turėti ir funkcijas išmėtytas per skirtingas vietovės, tarkim, komunikacija ir visa įranga galėtų būti vienoj vietoj, kažkur saugiai paslėpta, visi kiti irgi niuansai galėtų būti kitaip išdėlioti. Tai šiaip toks
patarimas buvo, kad čia yra didelė investicija tam, kad įruošti, kaip mes suprantam, slėptuvę su atskira elektros generacija, su kanalizacija, su autonominiu vandens kažkokiu padavimu. Nu, mes išleistume turbūt kelis milijonus, bet ar reikėtų naudotis, ar duotų kažkokią didelę vertę, tai turbūt labai didelės abejonės. Slėptuvės turbūt labiau reikalingos yra mūsų, tarkim, gydymo įstaigom, ligoniniam, kurios na, vat, jeigu kiltų pavojus, turėtų poreikį persikelti į saugias patalpas, užtikrinti, tarkim, ten pagrindinių operacinių veiklą, jeigu jos būtų dar trauktos į tą karinių įstaigų sąrašą ir panašiai. Tai va čia didesnės mes dabar, mūsų dėmesys yra, kad ligoninės pasiruoštų ir tą jos daro, beje, jau dabar sutvarkėm vandenį, keliaujam tolyn ir panašiai. Labai gerą temą palėtėt. Aš aišku kalbinau prieš kokį turbūt gerą pusmetį Lietuvos medikų sąjūdžio vadovė, kuris sakė, kad čia neišskiriant Vilniaus, sako, visoje Lietuvoje, sako, yra prasta padėtis ligoninės, sako, nėra pasirengusios galimam karui, neišskiriant kažkokio vieno miesto ar vienos ligoninės. Net sako, operacinės yra ne kokiam pirmam aukšte ar ten požeminiam, kas būtų turbūt idealiausia, bet kokiam 5, ten 6 ar 7. Jūs Vilniaus mieste ką darot, kad sakot, va dabar ligoninės ruošiasi? Tai mes turim pagrindinę ligoninę, kuri būtų įtraukta mūsų į registrą ir veiktų tikrai, net jeigu ir būtų kažkokia teisinis režimas Lietuvoje pasikeistų, tai Vilniaus miesto, ta vadinamoji klinikinė Antakalnio ligoninė, jinai iš savęs yra taip pastatyta, pastatai yra, pagrindinis tas korpusas yra senai statytas ir jis turi tą slėptuvę po savim, kuri iš esmės buvo užversta ir paversta sandėliu. Nu tai ką mes dabar padarėm, iš esmės ligoninė įsivalė nuo to viso slamšto, yra ruošiamas tas visas jau inžinerinis parengtumas, kad būtų atskira autonomija elektrai, vandeniui, visom komunikacijom, kad jin galėtų veikti. Tai ligoninė tą tvarkos daro ir kitos mūsų gydymo įstaigos bent jau užsitikrino, ką ir nurodo SAMO instrukcijos, kad turėtų autonominį vandens tiekimą ir generatorius turėtų susipirkusios, kad galėtų funkcionuoti iš tos energetinės pusės nepriklausomai. Nežinom, ligoninė ar be vandens arba be elektros mažai ką ten galėtų nuveikti gydytojai dėja. Tai o tas darbas ne jums priklauso, atsiprašau pertraukiau, Santariškės ne jums priklauso, ne Vilniaus miestui? Ne, Respublikinė Lazdynų ligoninė ir Santariškės jos yra jų steigėjas, jo ministerija yra jų steigėjas. Tai čia aš sakyčiau, išskirčiau kitą problemą. Infrastruktūrą, tai mes žinot, galim paruošti ir tas yra daroma, man atrodo, politinė valia ten yra, bet turbūt didesnė problema yra dėl personalo. Nes taip jau yra, kad Vilniaus mieste vienas gydytojas dirba per kelias įstaigas ir paprastai dirba mūsų ligoniniai, dirba Santarose, dar dirba kažkokie privačioje ligoniniai. Ir kai ligoninės sveikatos įstaigos teikia savo duomenis apie personalą, tai mes turime absoliučius skaičius, bet niekas nesuskaičiuoja, kad dubliavimuose yra labai daug. Ir tą patį žmogų mes teikiame kaip savo rezervistą medicinai, tą patį daro Santaros, tai šitas procesas dar nėra išgrynintas. Ir tikrųjų pajėgumų šiai dienai mes dar nežinom. Ar tikrai valstybė galėtų aprūpinti, tarkim, Kamas galėtų su SAMU užtikrinti, kad reikiamas personalas dirbtų pirmiausiai tose karo ligoninėse, pagrindinėse, ir ar būtų pajėgumas apskritai mums kaip miestui užtikrinant, jeigu dar kalbant apie, kaip sakant, ligoninių darbą, ar būtų kažkam tas funkcijas užtikrinti. Tai va čia toks personalo klausimas, sakyčiau, yra pagrindinis, nes visur pirmiausiai, o ypač šitoj srity yra reikalingi žmonės. O merė, užsiminėte apie tai, kad aplikacija kuriama, ar ne, kuri galbūt, aš suprantu, ir įspėtų apie pavojų grėsinti, o čia ji ir karo atveju būtų naudojama? Tai būtent jos paskirtis ir būtų ta, kad, mes žiūrim vėlgi Ukrainos pavyzdžius ir matom, kad jeigu yra atjungiama elektra, atjungiamas internetas, o dažnai ir trukdomos radio ryšys, nes 30-40 km atstumu, tarkim, nuo Baltarusijos sienos lengviausiai galima trumpasias bangas blokuoti ir mes iš esmės galėtume turėti problemą, kaip komunikuoti su gyventojais. Tai yra sirenų tinklas dabar sutvarkytas ir naujai paleistas, tai ta padėtis gerėja, bet iš esmės visos priemonės yra ant stalo padėtos ir vėlgi Kijevas tikrai įsigelbėjo, turėdamas tą mobilią aplikaciją, kuri pirmiausiai buvo sumokėti komunalinės sąskaitas sukurta prieš 4 metus
už komunalinės paslaugas, už viešo transporto buvo sistemos žemėlapį visi sudėti. Dabar aš pats buvau Kijeve ir tą programėlę įsirašęs, ten 3 nakties parėjo signalas kaukiantis, kad oro pavojus bėgs slėptis į slėptuvę. Tai toks tikslas jos ir yra. Iš esmės mes ją dabar sukursim, matyti, joje bus sudėta pagrindinė mūsų ta informacija, kurią reikia žinoti iš saugumo pusės, evakuacijos visi planai, evakuacijos surinkimo punktai vadinamieji, tiesiog kas yra šiai dienai padaryta ir kas galėtų būti sudėta į aplikaciją veikiant offline. O jeigu atsirastų kažkada poreikis, tai jinai galėtų veikti ir pranešimų sistemą. Mes dabar turim tą vadinamą GPI sistemą, už kurią atsakingas yra nacionalinis krizių centras ir PAGDAS, tai ten miestas negali nuspręsti, kokias žinutės įsiųsti ir tą matėm problemą iš esmės per praeitas komendatūros pratybas, kad mums atrodė, kad reikėtų išplatinti per pratybas ten tokia nedideliai Vilniaus miesto daliai pranešimą apie tai, kad vyksta pratybos ir įvesta yra per pratybas komendanto valanda. Tai kolegos tos problemos nematė, sako, nereikia gąsdinti žmonių, bet po to vakare gavom skambučius ir klausimus, kas čia vyksta, žali žmogeliukai su automatais vaikšto. Tai čia turėti tam tikrą savo komunikavimo kanalą tikrai bus prasmė. Užsiminėt apie sirenas, kad tinklas jau geresnis yra, bet kada visas Vilniaus miestas turės sirenas, kad galėtų girdėti visi vilniečiai, nes dabar to nėra? Matot, su Vilnium yra tokia, kaip čia, nesakyčiau, kad problema, bet išskirtinumas. Viena vertus, Vilnius yra didelis miestas savo teritorijoje, 400 kvadratinių kilometrų ir mūsų gyvenvietės yra, taip pamėtytos. Ten, jeigu mes turim koncentruotą centrą ir aplinkinės seniūnijas, tai visa kita yra pakraščiuose, kažkur išmėtyta ir tada yra miškai jos skiria ir panašiai. Plius yra reljefas, iš tikrųjų irgi nelygus, pats senamiestis yra dauboje, yra kalvotų vietų, kaip ten keistai beskambėtų, bet tai trukdo iš esmės tam sirenų tinklui, kuris dabar yra išplėstas ir ant popieriaus. Tų sirenų turėtų užtekti, jeigu mes būtume, koncentruotai gyventume ir būtų lygumų miestas. Bet ką parodė paskutinės pratybos, kad mes ir dabar dar analizė yra daroma, kad mes turim tam tikras vietas, kur sirenos žmonių, kaip sakant, nepasiekia, nepaisant to, kad jos yra ten per atstumo prizmę netoli, bet dėl tam tikrų gamtinių kliučių tos sirenos nepasiekia. Tai va tos paskutinius bugus mes dabar gaudom ir reikės padaryti patobulinimus, kai kur tiesiog sirenas į aukštesnį lygį pakelti, stulpus iškeliant ir panašiai, kad tas įvyktų. Bet šiaip jau padėtis tikrai yra nebloga ir dabar skaičiuojam, kad ten maždaug 70% gyvenamųjų vietų tikrai tas sirenas turėtų girdėti, kai jos kaukia. Tai čia yra PAGDO paskutinis projektas, berods apie 100 sirenų Vilniaus mieste buvo suinstaliuota per paskutinius 2 metus. Turim ar ne kitą didelį projektą pristatę čia ne per seniausiai evakuacijos planą. Teko pačiam ar nedalyvauti pristatėme, šnekėjom apie tai, buvo sukviesta daug žmonių išmanančių, šiaip gynybos reikalus irgi diskutavo. Kaip jūs manot, kaip vertinat tą patį planą? Ar jis yra tik tai popierinis, kuriuo dar bandoma jį išgryninti ir pažiūrėti, ar tai jau galutinis variantas, kuris jau tikrai padėtų realioje situacijai? Tai ko čia turbūt tikrai nenorėjom padaryti, kažką apsimetinėti ir padaryti popierinį, neveikiantį ir imitacinį kažkokį planą. Tai tikslas buvo iš esmės, matant visą Vilniaus specifiką, matant visas grėsmės ir kaiminystės visas, turėti kuo labiau apgalvotą ir išdirbtą planą, kuris, pirmiausiai būtų informatyvus gyventojams ir leistų išvengti kuo mažiau panikos. Nes akivaizdu, kai turim kažkokias ekstremalės situacijas, tai vis tiek atsiras, kas kažko negirdėjo, kažko neperskaitė ir tos panikos vienaip ar kitaip mes kažkiek turėsim, bet žinojimas leidžia tiesiog veikti žmonėm koordinuotai ir tos panikos lygį turėti mažesnį. Tai pirmiausias buvo orientuotas į žmonių veikimą, ypatingai buvo orientuotas į žmonės, kurie turi tam tikrus specifinius savo poreikius, judėjimo kažkokias negalės ir kurie jau reikalingas vos ne asmeninis pagalbos kontaktas tam, kad žmonėm padėti palikti savo gyvenamąją vietą ir pasiekti saugią vietą. Tai iš tos pusės jis tikrai buvo atidžiai žiūrėtas ir kita dalis, kuri nėra vieša, tai yra tarp institucinis bendradarbiavimas. Tai vėlgi
žinant, kad būtų turbūt probleminių situacijų ir kažkokių galimai sabotažų ar tiesiog, net ir netyčinių avarijų, kur reikėtų spręsti ir tuos dalykus kažkaip pabandyti suvaldyti, tai, susikalibruoti institucijom, kurios veiktų tokiom aplinkybėm yra be galo svarbu. Tai aišku, tai yra ant popieriaus dabar parašyta, bet bent jau mes turim suskaičiuotą kilometražą, mes žinom, kokiom atkarpom mes sunkiai techniką, kur turėtume padėti tos pačius kranus, jeigu automobiliai kažkokie susitrenkia, negali judėti, užkiša mūsų eismo juostas, tai ką daryti ir kokiu būdu ten pasiekti ir išvažiuoti. Tai šitie dalykai tam plane yra aptarti, nurodyti ir žinot, čia turbūt tobulų planų nėra, tai man atrodo, kad jis yra tikrai darytas atsakingai, darytas išsamei ir bendradarbiaujant su visom institucijom. Tai tas tarpusavio ryšys yra tikrai geras suguldytas į tą planą. Ar jį kažkiek keisim, tai be jokios abejonės, po pirmųjų pratybų rudenį, kur planuoja kariuomenė daryti, jeigu pasimatys, kad yra kažkokios spragos ar tiesiog kažkas dar nenurodyta, tai jisai be jokios abejonės bus papildytas. Tai man atrodo, kad jį reikia žiūrėti kaip į dokumentą, kuris leidžia mums patiems turėti tam tikrą žinojimą ir pasiekti ramybės jausmą. Ir jis gali būti naudojamas, kaip minėjau, nebūtinai kažkokios karinės grėsmės atveju. Turbūt mažiausiai tikėtinai, kad jis karinės grėsmės atveju bus panaudotas, nes ten yra penkios ekstremalios situacijos, kada planas ar bent iš dalies galėtų būti aktyvuojamas. Jeigu mes turim, tarkim, iš astravo kažkokį pavojų, oro ar vandeniu, jeigu mes turime gaisro atveju ekstremalią padėtį, gamtos stichijas, jeigu turim ir panašiai. Tai tų situacijų dėja paskutiniu metu Vilniuje netrūksta, kol kas plano nereikėjo aktyvuoti, bet parengtumas jisai turi didėti iš institucijų pusės. Bet sakykit, Mere, kaip jūs pats galvojate, tas planas suveiktų ar ne? Nes dabar net turbūt to klausimų jūs sulaukiat kiekvieną kartą, kad manoma, kad jeigu kažkokia nelaimė atsitiks, tai miestas iš karto užsikiš, nes yra butelio kakliukų. Yra tiesos, bet žiūrėkime į Ukrainos pavyzdžius. Tai Ukraina ir Ukrainos kariuomenė ir visa pasaulio žiniasklaida per žvalgybos nutekintus duomenius iš karto dar kokiams gruodžio mėnesį indikavo, kad Rusija ruošėsi invazijai, matė kaip telkia savo karinius dalinius aplink sieną. Ukrainos valdžios tuo metu buvo pasirinkta taktika, matyti, dėl ekonominių motyvų neigti tą intervenciją ir sakyti, kad čia yra tik tai blefas. Tai ką darė Ukrainos tie pagrindiniai miestai, tas pats Kijevas, žmonės natūraliai patys pradėjo išvažinėti, kol dar nebuvo ir mobilizacija paskelbta, gal kai kas dėl tos mobilizacijos, ypač vyrai, paliko Ukrainą ir bėgo, bet iš esmės nebuvo taip, kad per vieną dieną Ukrainoje ir Kijevo mieste atsirado tas pavojus. Tada, aišku, buvo dalis žmonių, kurie neišvažiavo, kurie tikėjo, kad čia nieko nebus, ir paskutinės dienos prieš intervenciją Ukrainoje tikrai buvo įtemptos. Matėm ir tos susikiušiusius greitkelius ir panašiai. Tai, sakykime taip, modeliuojant Vilniaus situaciją, aš manyčiau, kad būtų kažkas panašaus. Mes turėtume iš esmės iš žvalgybos duomenis daug anksčiau, savivaldybė galėtų dar ten prieš visas oficialias teisinių režimų oficialius pakeitimus jau pradėti savo veiksmus planuoti, ypatingai, kaip minėjau, dirbant su tom socialiai jautriom grupėm. Ir tada, aišku, viskas labai priklauso nuo prielaidų. Tai mūsų keliai, jie yra tokie, kokie yra, ir man atrodo, kad spaudimas tiem keliam, jisai būtų mažesnis ten paskutiniam porom, negu dabar yra, tarkim, penktadienio vakarą prieš kokį ilgai savaitgalį. Nes mes galėtume modeliuoti kryptį vieną pusę, tarkim, jeigu dabar turim 4 eismo juostas veikiančias 2 į vieną pusę, 2 į kitą pusę, mes galėtume modeliuoti eismą 4 eismo pusėm iš miesto pusės, mes galėtume alternatyvius maršrutus nurodyti, apvažiavimus ir panašiai. Tai suprantant, kad tikslas yra vienas, ištuštinti miestą kuo plačiau. Tai yra tam tikri butelio kakliukai ir turbūt skaudžiausia yra ta autostrados vieta ties Gariūnais, kur posūkis į dešinę yra labai sudėtingas ir ten alternatyvų nėra, bet visa kita iš esmės yra modeliuojama ir be jokios abejonės priklauso nuo prielaidų. Jeigu mes, tarkim, turėtume susprogdintus tiltus ir jeigu mes netgi turėtume kažkur 8 eismo juostas išvažiuojant iš miesto, bet jeigu mes turim tyčinį sabotažą, tarkim, susprogdinami automobiliai ir pralaidumo nėra, tai čia nepadėtų net tos 8 prielaidos. Dėl to ir svarbu turėti evakuacijos planą, tarp žinybinį institucinį bendradarbiavimą, žinant, jeigu
jeigu yra kažkokia problema, tai kas važiuoja, kas atsakingas už tą atkarpą, kur yra sunkioji technika ir panašiai. Tai tas planas, jisai ir yra iš dalies skirtas tam, kad žinot veikimo algoritmus ir turėti, na, ne tuo metu, kai kils problema, ar atsiras galvoti, ką čia daryti, bet atsiversti, perskaityti ir bent jau žinoti atsakingus pareigūnus ar institucijas, kas už kokią vietą yra atsakingas. Gal gali žiūrovams paaiškinti apie tą Gariūnų butelio kakliuką? Kame ten problema yra? Kad čia Vilnius atsakingas už tai, ar čia vis dėlto yra susisiekimo ministerijos daržas ir, na, institucijos nesusikalba? Na, iš esmės mes iš Vilniaus į Kauno Klaipėdos kryptį turim 2 išvažiavimus. Vienas yra Savanorių prospektų, taip vadinamuoju, bet irgi kertant kelis viadukus, kurie yra galimai potencialūs taikiniai, ir kitas yra išvažiavimas būtent per į A1 autostradą, tiesiog Gariūnų gatve, posūkis į dešinę, kur yra viena eismo juosta. Ir būtent tas posūkis jau priklauso, kaip priklausinys A1 autostradai, už kurį yra atsakinga taip vadinamoji kelių direkcija, Via Lietuva. Ir daug metų čia yra šnekamasi, kad šitą vietą reikia platinti ir miestas rodė tam tikrą iniciatyvą, sakydama, kad šitą vietą reikia taisyti, tai dėja iki šiol nebuvo tas prioritetas skirtas. Ir dabar, kai mes tiesiog jau saugumo prasme pradėjom šitą klausimą kelti, kad čia yra ne vien tik tai penktadieninių kamščių klausimas, bet ir evakuacijos ir galbūt karinio mobilumo klausimas, tai dėja, bet tie atsakymai, kuriuos gavom iš ministerijos ir iš Via Lietuvos, jie buvo tokie nelabai malonus. Aš suprantu, kad tų prioritetų ir per visą Lietuvą yra įvairiausių ir ten žvyrkelius kaimuose reikia socialdemokratų meram padėti asfaltuoti ir dar kažkas, bet čia tiesiog buvo požiūrio klausimas mano supratimu, nes šitame etape, kur mes dabar esam, tiesiog reikėjo politinės valios pasakyti, kad projektuokit tą kelią, tam pinigų daug nereikia, čia yra turbūt keliasdešimties tūkstančių reikalas, ar daugiausiai 100 000 klausimas, bet būtų parodyta politinė valia šitą klausimą spręsti. Bet kai buvo pasakyta, kad net neprojektuosim ir nedarysim, tai dėl to šiek tiek yra liūdna, nes man atrodo, kad Vilniaus gynyba arba Vilniaus evakuacija vis tiek tai yra daugiausiai ir tankiausiai apgyvendintas Lietuvos miestas, 600 000 oficialių gyventojų. Tai taip patraukti šoną ir pasakyti, kad čia nesvarbu yra, man atrodo, šiek tiek nejautru ir neprotinga. Tai ką mes dabar darom? Mes iš esmės savo ruoštų ruošiamės prieš projektinę analizę darom, pasižiūrėsim ir siekiam, kad ten kuo paprasčiau visą tą kelią gyvendinti, kad nereikėtų išmiškinimo daryti procedūrų, ten į privačius klipus neįlyst, bet kiek kolegos informavo, iš tikrųjų įmanoma tą padaryti be tokių intervencijų. Tai pabaigus prieš projektinės stadiją mes prašysime, kad tiesiog kelių direkcija parašytų įgaliojimą ir suteiktų mums teisę ir suprojektuoti ir tos darbus padaryti savo kaštais, tebūnie jau čia einam už valstybę dirbti, bet klausimas per svarbus, kad sakyti, kad nedarysim. Man labai gerai prisimenu praeitoj kadencijoje vyriausybės, kada Laurynas Kasčiūnas, jūsų partijos dabartinis pirmininkas, tada tuomet ministru buvęs krašto apsaugos, piktinosi, kad susisiekimo ministerija valdoma liberalų 1,5 metų berods nesugebėjo parengti slėptuvių reglamento techninio. Tai ten irgi atrodė, netgi vadino beveik sabotažą, sako, prieš valstybę. Bet kaip jums atrodo, merė, kodėl pas mus taip ilgai viskas užtrunka? Čia ne tik Vilniaus miesto savivaldybė, bet ir vyriausybei, kada pradedi galvoti, kaip vyksta pasirengimas karai, atrodo, viskas vyksta per lėtai, atrodo, jau turėjo būti prieš metus daug kas daroma. Mes tik dabar apie tai kalbam. Matot, mes esame matyti papuolę į tam tikrus biurokratijos tinklus, kaip per 35 metus mes vis kraunam procedūrą po procedūros ir bandom kažką sureguliuoti, tada tos procedūros virsta ilgais mėnesiais darant visokius dalykus ir galiausiai karinės, ta prasme, didėjančios grėsmės atveju valstybė tampa savo įkaitę. Tai
Čia buvo pavasarį vienas toks privatus verslo objektas, kur skambėjo visa Lietuva dėl tos perteklinės biurokratijos. Man atrodo, tada buvo tikrai geras laikas pasižiūrėti, kokių procedūrų mes turim per daug, atsisakyti, supaprastinti. Tai dabar šiek tiek viskas tas rimsta ir matom, kad nežinau, čia kažkas dar iš to gausis, bet iš esmės norėtųs to greičio daugiau, norėtųs požiūrio kitokio. Aš pats stengiuosi tą daryti su savo kolektyvu, sakydamas, kad turim žiūrėti kūrybiškai, jeigu yra situacija 50-50 darom, atsakomybę aš prisimsiu, bet negalim įsivelti ten į dalykus, kurie dėja trunka baisiausiai. Tai ir Vilniaus evakuacijos irgi plane yra pažymėti keli objektai, kurie tikrai padėtų judėti Vilniaus mieste greičiau, ta pati Šiaurinė gatvė, Mykolo Lietuvio gatvė. Tai procesai trunka ten 4-5 metus dar iki statybos darbų prasidėjimo, visokie išmiškinimai, raudonųjų linijų patraukimai, detalaus plano tvirtinimas, derinimai su institucijom. Tai nesakau, kad mes čia dabar turime eiti ir daryti viską bet to tokio greičio jungimo ir procedūrų peržiūrėjimo, kad tikrai reikia mažinti tai, ko yra per daug. Faktas, kad reikia iš visų valdžios funkcijų. O savivalda, žinot, mes vykdom pirmiausia įstatymus. Mes ką galim, tai galim viduje pasidaryti ir pas mus dar tikrai, turiu pripažinti, yra ką gerinti, tobulinti ir greitinti, bet poną užduoda pirmiausia nacionalinės teisės aktai. O neatrodo taip jums, merė, kad politikai gal tiesiog netiki, kad tas karas gali būti, kad mes kažkaip praslysim. Nors, tiek Vokietijos, tiek Skandinavijos aukščiausio rango karininkai, politikai sako, kad po 2-3 metų gali būti karas, tačiau mes, kurie esam pafrontės tą valstybę, taip vadinama, atrodo taip gyvenam tokiu ritmu, kada ne viskas atrodo taip greitai vyksta. Nes jeigu tu suvoki, kad gali vykti karinis konfliktas, tau reikia ginti savo šeimą arba savo valstybę ar miestą, tai tu stengiasi kuo greičiau viską padaryti. Tai akivaizdu, kad jau čia tikėtis, kad kažkas mus apgins arba kažkas pasikeis, jau nebėra jokių iliuzijų, ypač po Amerikos prezidento rinkimų, matant, kai keičiasi ta pasaulinė tvarka. Tai čia reikia dabar daryti viską patiems. Pirmiausiai, kad mes galėtume įrodyti savo partneriams, kad mus verta ginti, kad mes išnaudojam savo visus resursus, o ne tai, kad mes čia, žinot, Ispanijoje pagulėsim, o dabar mums kažkas mūsų žemę teikit ir dėkit galvas ir apginkit. Tai nieko panašaus nebus. Tai visi ir pirmiausiai, aišku, centrinė valdžia ir savivalda turi rodyti tą tokį parengtumo lygį labai rimtą. Nes jeigu mes netransliuosim to savo visuomeniai, tai čia iš to nieko nebus. Kaip suprantu, kai užbaigiant dar apie planą evakuacijos, tai teisingai suvokiu, kad tas, kur buvo šnekos apie upę, tai jau nebėra evakuacijos plano upė. Tikrai nėra ir čia gal buvo per daug sureikšmintas momentas. Iš esmės, žinot, kai mes turim kažkokią ekstremalią padėtį, tai bet kokią priemonę, kuri gali padėti išgelbėti žmogaus ten gyvybę ar sveikatą, turi būti ant stalo dedama. Tai su ta pačia upė irgi, kas ten žino, galbūt kažkokį namelį, kuris gyvena prie upės, jo žmonės į laivelių išplaukdyti irgi bus variantas. Bet kai kalbam apie masinę miesto evakuaciją, tai suprantam, kad mes daugiausiai kalbam apie kelius, kalbam apie geležinkelius ir tokios nišinės priemonės jos net nėra plane paminėtos. Ar kai kalbam apie Vilniaus miesto apginamumą? Kaip dalis ekspertų sako gynybos, kad Vilniaus miestas nėra apginamas. Jums tekę yra bendrauti su kariuomenė? Ką sako mūsų kariuomenė? Tai būtent, kad mes turim pavyzdžius, Charkivo pavyzdys yra idealiausios ir labiausiai tinkantis Vilniui, pasakant, kad Vilnius tikrai yra apginamas miestas ir čia tikrai nereikia kapituliuoti iš anksto sakant, kad čia mes esam per arti, per dideli ir panašiai. Viskas yra padaroma ir tuo reikia tikėti. Dėl to mūsų yra bendras darbas kartu su kariuomenė, padedant jai, ko reikia ir ruošiantis, turint planus miestą ginti, jokiais būdais jo neužleisti, kaip čia anksčiau būdavo populiaru sakyti, kad užeis rusas ar ne, tada NATO susigrupuos ir ten po savaitės grįžta. Tai mes matom, kas lieka iš miestų po kelių dienų, kai rusai užeina. Tai ten nebelieka nieko iš esmės ir kiti baisus dalykai. Tai dėl to ta gynyba, koncentruojantis į Vilnių kaip apginamą miestą, yra be galo ir iš mentaliteto pusės svarbu. O merė, Vilnius yra sukaupęs resursų, atsargų, kad galėtų gintis. Pavyzdžiui, ar ne benzino, dizelino, maisto, kad būtų vanduo, kad iš tikrųjų to reikės labai daug, jeigu mes ruošiamės ginti Vilniaus miestą.
Po COVID pandemijos iš esmės yra ir nacionaliniai teisės aktai reguliuoti, nustatant savivaldai, valdžios institucijom, kokie yra kiekiai, pirmiausia, medicininių priemonių atsargų reikalingi. Tai tas yra kaip tik padaryta, mes turėjom besibaigiančias priemonės, vat, kaip tik praeitais metais galiojimo termino prasme, kur išvežėm kaip humanitarinė pagalba ukrainiečiam, dar yra atlikti nauji pirkimai, tie sandėliai atstatyti. Su kuru vėlgi mes turim savo bazės viešo transporto įmonės, kur irgi tam tikros atsargos pastoviai yra kuro saugyklose. Na, vanduo iš esmės yra gerai tuo, kad Vilnius yra turtingas savo gręžiniais, požeminiais gręžiniais ir mes galime net ir izoliuotai, jeigu viena vandenvietė užteršta, galime turėti vandens poreikį patenkinti būtent iš savo požeminių gelmių. Mere, kitas klausimas, kuris susijęs su gynyba iš dalies, bet tik tai iš dalies. Vienas klausimas visada yra keliamas, yra paskutiniu metu viešoje erdvėje - nacionalinis stadionas. Kada vyriausybė galvoja tiek buvusi, tiek šita dabartinė, kokius mokesčius žmonėms kelti, sakoma, tai gal mes galime atsisakyti tam tikrų didelių statybos projektų, investicinių projektų. Vienas iš tokių - nacionalinis stadionas. Kaip Jūs manot, ar šiuo momentu tai yra pats svarbiausias dalykas Vilniui, kurį reiktų daryti? Nu, turbūt, kad nėra svarbiausias dalykas, yra kitų svarbių dalykų, bet jis yra svarbus dalykas iš tos pusės, kad jis yra pasiekęs tokią stadiją, kad, žinot, nutraukti, padėti kaip servetėlę sulanksčius į stalčių yra sudėtinga ir tokių blaškymosi pasiekmes yra labai skaudžios. Tai prasme, mes turėsime sumokėti reikšmingas baudas už nutraukimą, tai yra bent keliasdešimt milijonų eurų. Tada niekas neskaičiuoja, kiek per dešimtmetį, kol šitas projektas yra vykdomas, yra sumokėta darbo užmokesčio darbuotojam, advokatam, visokiem ekspertam už visas konsultacijas, o galiausiai rezultatas bus krūva išleista pinigų ir vėl nieko neturim. Tai mano įsitikinimu, tai tikrai nėra kažkokia valstybės mastu, tokia didelė investicija. Pats stadionas, jo vertė yra 42 milijonai. Tai yra, per Lietuvą mes galime rasti kitose savivaldybėse panašių projektų krūvą vykdomų, bet tik ten niekas nesiūlo jų stabdyti ir nukreipti pinigų į gynybą. Tai žinot, čia mūsų tas Vilniaus stadionas apaugęs tam tikrais naratyvais, labai populiaru kaip pavyzdį rodyti, bet ne jis tos gynybos išgelbės, o galiausiai, ta infrastruktūra yra investicija, nes atsiradusi nauja infrastruktūra, ko Vilniui trūksta, leis mums tą miesto ekonomiką kelti, užtikrinti daugiau darbo vietų, daugiau renginių, daugiau turistų ir tai prisidės prie tos pačios ekonomikos augimo ir gynybos skatinimo. Per mokesčius, per augančią ekonomiką, tai grįš į biudžetą ir mes galėsim grinųjų eurų išleisti gynybai daugiau. Tai mano požiūris yra toks, kad tikrai kas yra nesvarbu ir nepradėta galbūt realizuoti, nėra pasirašytos įpareigojančios sutartys, gali palaukti savo laiku. Va, tokį pavyzdį mes padarėm prie Antakalnio ligoninės atsisakydami parkavimo koncesijos sutarties už 30 milijonų, pasakydami, kad per brangų ir nelaikas, bet visur kitur, visi kiti projektai yra reikalingi, nes jeigu mes pradėsim juos stabdyti, tai tiesiog, tas ir dėl mokesčių, ir dėl tokio požiūrio ekonomika pradės stoti ir mes galėsim 20% nuo BVP skirti gynybai, bet absoliučiais eurais tai bus mažiau negu dabar. Aš pats irgi buvau futbolo stadiono, to nacionalinio futbolo stadiono fanas, tikrai buvo gėda, kad Lietuva viena turbūt, arba gal net vienintelė belikusi valstybė, kuri neturi gero didelio stadiono. Kartu su Malta. Kartu su Malta. Bet dabar iš tikrųjų, kai matom tokią grėsmę, gal kartais atrodo, kad geriau statyti slėptuves. Vakar šnekėjom, kad galėtų gintis miestas ir operatyviai dirbti nebūtinai meras slėptuviai, bet tam tikrų įstaigų darbuotojai, kurie galėtų užtikrinti darbą. Bet aš siūlyčiau nepriešinti šitų dalykų, nes mes tada, turėtume ir nestatyti ir darželių, ir kelių netvarkyti, ir kitų infrastruktūros reikalingų dalykų daryti, oro uosto galbūt netvarkyti. Kam tada oro uostą tvarkyti, jeigu čia vis tiek bombos kris ir viskas bus sunešiota. Tai čia yra reikalingas, man atrodo, balansas ir mes neturim nustoti investuoti į miestų ir ekonomikos augimą. Nes kas norės tam mieste gyventi, kuriame bus apleisti keliai, netvarkyti skverai, nebus pakankamai švietimo įstaigų, tai miestas natūraliai pradės trauktis, mažėti ir ekonomikos iš to neliks. Tai mes turim palaikyti tą mūsų augimą ir matant, kad mums dabar tikrai pagreitis yra geras, Vilnius yra stipriai įsiveržęs Baltijos sostinių
kontekste į lyderius, tai ir tai leidžia kasmet valstybėje, iš esmės Vilniaus regiono dėka, papildomą milijardą surinkti mokesčių virš plano. Tai va, čia yra mūsų kryptis. Dar labiau stotis ant kojų, dar rodyti lyderystę, dar daugiau sukti ekonomikos vežimą. Ir čia yra tvariausias būdas užtikrinti tą 5 procentų nuo BVP skirimą gynybai, nes skolintos lėšas tu gali paimti vienus metus, mokesčius tu gali užkelti vienus metus, bet kai mes kalbam apie dešimtmečio perspektyvą į priekį, kai reikia mums surinkti ten 4 milijardus gynybai, nu tai suprantam, kad čia Lietuva su savo gyventojų skaičiumi ir su visa pramonė, jinai to nepaveš. Tai vat, reikia labai neapsigauti ir nenustoti, vat, kaip sako, nustokit statyti, nustokit kažką tvarkyti, eikit bunkeris kasti. Nu tai čia nieko neliks tada, nei iš tos ekonomikos, nei iš miesto. Ne, bet tai slėptuvės irgi, kai kainuoja pinigus, irgi statybininkai iš to uždirbs pinigų. Čia klausimas tik ką statyti, turbūt. Tai slėptuvės viskas tvarko. Slėptuvėm yra atskira programa ir vyriausybė skiria ir kitais metais jinai tikrai plėsis. Tai slėptuvių, kaip minėjau, mes turim. Ir jų užtenka daugiau negu reikia. Maždaug pusę gyventojų daugiau mes galėtume paslėpti negu dabar Vilnius turi. Priedangų, pataisysiu, priedangų, neslėptuvių. Taip, priedangų, teisingai. Tai priedangos iš tikrųjų yra dabar bus tvarkomos, bet slėptuvės, nu tai tam, kad paslėpti po žeme ir ten laikyti, nežinau, mėnesį ar 2 mėnesius visus Vilniaus gyventojus, tam čia reikėtų turbūt, nežinau, kokį 20 milijardų ir 30 metų darbų statybininkam. Ir daug metų dirbti. Bet, merė, dabar nuo gynybos truputėlį nueikim apie stadioną. Kiek jis kainuos Vilniečiam ir kada jo galima jau laukti ir tikėti, ar ne? Nes jau, kaip suprantu, uždegta žalia šviesa, belieka statyti. Tai pabaigtos visos iš esmės procedūros iš valstybės pusės, ką mes buvom įsipareigoję koncesininkui, tai yra indeksuoti pagal sutarties vertę, tada suderinti su institucijom, gauti Europos komisijos leidimą dėl teisėtos valstybės pagalbos. Tai iš valstybės, tai yra ministerijos ir savivaldybės pusės visi darbai yra padaryti ir tie darbai buvo numatyti kaip įsigaliojimo sąlyga. Dabar dar yra kelios smulkmenos koncesininko pusiai, tai yra pateikti bankinį arba bet kokį kitą finansavimo užtikrinimą, kad koncesijos įmonė turi finansinius pajėgumus įvykdyti visas investicijas, bet jau statybų terminas nuo vakar komisijos sprendimo iš esmės prasidėjęs. Tai pagal sutartį yra 31 mėnuo ir 21 diena iki galutinio paskutinio termino. Tai ką aš girdžiu iš statybininkų, iš tikrųjų tiek laiko nereikės, maždaug 2 metų terminas, plius minus yra numatytas reikalingas tiem visiems darbam atlikti. Tai tikslios datos, kada ten darbai galėtų dabar jau atsinaujinti, aš dar negaliu pasakyti, manau, kad galbūt kitą savaitę jau grįž su detalesniais statybininkų planais, kaip kas ten bus daroma, žinant, kada reikės šiek tiek ir patį techninį projektą keisti, nes stadiono vietų skaičius yra padidintas iki 18 000, tai dar popieriniai darbai iš techninės pusės bus reikalinga. Bet šiaip visos prielaidos yra uždarytos, tos negatyvios ir tas daiktas gali pagaliau būti pabaigtas. Opozicija sako, kad savivaldybė neturės jokių nuolaidų nuomai stadiono. Ar tikrai tai bus? Valstybė, reikia pasakyti, kad pats objektas, daugiafunkcinis centras taip ir vadinas, daugiafunkcinis centras, kuris turi stadioną, turi 3 lauko aikštynus atvirus, lengvosios atletikos aikštyną, turi darželį reikalingą Šeškinei, turi sporto muziejų po tribūniniam patalpom, tada turi areną universalę ir Šeškinės bendruomeniai skirtą tam tikrą tokią biblioteką ir bendruomenės namus. Tai tie atskiri pastatai yra atskirai padalinti, kas už ką atsakomybę, tarkim, prisima. Tai dėl stadiono paties valstybė, šiuo atveju švietimo mokslo sporto ministerija yra įsipareigojus tam tikrą renginių kiekį nupirkti, nustatytą kainą iš koncesininko ir čia mes iš tikrųjų tą nuolaidą per tą vietą ir gausim. Tai matyti, jeigu ten reikės organizuoti dainų šventes ar kažkokius ten valstybinius renginius, tikrai bus galimybė prioriteto tvarka jį papulti. Toliau pats vaikų darželis, tarkim, jeigu imkime, už jį iš vis nereikės nieko mums mokėti, jisai pastatomas, atiduodamas savivaldybėje operuoti. O sporto centre, kur bus vaikų neformalus ugdymas, taip ten bus susitarimo keliu, tiesiog mokama nuoma, bet ta nuoma yra mokama ir kitose mūsų savivaldybės įmonėse. Bet jin tikrai nebus kažkokia ten žvėriška ir aš dabar tiksliai skaičių nepasakysiu, bet jin yra pririšta prie rinkos situacijos. Taip, kad
Taip, kad pats koncesininkas bus suinteresuotas, kad savivaldybės, Vilniečių vaikai būtų to infrastruktūrai, nes tai yra pajamos jiems tas visas investicijas atgauti. O yra kažkokie saugikliai sudėti, kad neatsitiktų taip kaip Kaune, kada Lietuvos vyrų futbolo rinktinė turi žaisti varžybas ne Kaune, nors stadioną turim, o tuo metu ten vyksta koks nors Edo Šyrino ar Jessica Shai koncertas. Na, tai kuo Vilniaus stadionas iš techninės pusės bus pranašesnis, visų pirma, tai yra futbolo stadionas ir danga, futbolo dangos paslankumas, ją nuimti ir greitai sutvarkyti yra nereikalausti nei savaičių, nei kelių dienų. Tai ta prasme, kad iš administravimo pusės bus galima ir koncertą padaryti, ir ten už 2 dienų futbolo varžybą žaisti. Toks tikslas ir yra, kad tie stadionai arba ta infrastruktūra kuo daugiau tų renginių generuotų, kad kuo daugiau būtų žmonėm pramogų ir galiausiai pajamų tam pačiam koncesininkui. Tai iš funkcinės pusės aš esu girdėjęs, nesu specialistas stadionų didelis, bet tikrai žinau, kad tos klaidos, kurios galbūt iš techninės pusės buvo padarytos Kaune, šitam stadione jos yra ištaisytos arba tiesiog jų yra nekartojama. Tai duok dieve, kad ten būtų ir to futbolo, ir koncertų, tikrai manau, kad ir Vilniaus, ir Kauno stadionai jau tą leis kiekį renginių suderinti ir viskas bus gerai. Pabaigai paskutinis klausimas, jūsų pusė kadencijos jau, ar ne, praėjo. Kaip vertinat? Ar pačiam viską pavyko padaryti, ką buvot užsibrėžę padaryti ir tų problemų, ar nebuvo, atrodo, nemažai. Pamenu, kai debatus darėm per mero rinkimus, tą rinkimų kampaniją daug buvo kalbama apie tai, ką reikia daryti, ką tikrai matom, kad gatvės asfaltuojamas. O kiti darbai? Kiti darbai irgi yra daromi, tai gatvės turbūt labiausiai paveikios ir matosi kasdien žmonėm. Bet, žinot, įvertinti savo kadenciją aš galėsiu tik tai po 4 metų, kaip pasisekė, ir šiaip pagreitis tikrai yra pagautas geras ir daug darbų yra pradėta, daug darbų, kurių nesimato, yra pradėta daryti. Tie patys techniniai projektai dėl mokyklų, darželių statybos, jie yra baiginėjami, mes šiemet išeinam kaip tik įrangos stadijas ir tie infrastruktūriniai didieji projektai, tikiuosi, kad nebeužstriks ir pasileis stadionas, nacionalinio koncertų salė ant Tauro kalno, lengvosios atletikos maniežas Žirmūnuose, šiemet ir tiltą naują turim pradėti statyti prie Seimo, sujunginti su Žvėrynu. Taip, kad daug parengiamųjų darbų per pirmosius 2 metus yra padaryta. Ko norėtųs? Tai norėtųs iš tikrųjų daugiau saugumo ir ramybės jausmo. Norėtųs daugiau, tiksliau, kad mus apleistų nelaimės ir tokių krentančių lėktuvų, gaisrų būtų kuo mažiau, kad mes iš esmės galėtume orientuoti su komanda ne į krizių kažkokią sprendimą ir valdymą, bet į tą kūrybą ir miesto auginimą, dėl ko aš ir tas pareigas einu. Priminėt apie gaisrus, šiukšlių deginimo gamykla degė ne tik Vilniuje, degė ir kitose Lietuvos miestuose. Turit kažkokias išvadas? Čia turima kažkokių sabotažo aktų, pavyzdžiui, Lenkai, ar ne? Pavyzdžiui, Donaldas Tuskas, premjeras Lenkų, čia prieš savaitę arba 2 sakė, kad tai tikrai Rusijos darbas. Čia yra kažkokių išvadų jau Lietuvoje žinoma? Nesinorėtų spekuliuoti ir sakyti, kad čia tikrai yra ruso ranka. Aišku, kad keistai atrodo, kaip per čia 2 savaitės sutampa, kad per visą Lietuvą tie gaisrai atliekų tvarkymo įmonėse kilo būtent dabar. Bet galbūt tai yra tos pačios, žinot, baterijų klausimas, kur matom, kad tos talpios didesnės baterijos turinčios tam tikrą ir sprogamąją gali sukelti tas gaisrus. Tai šiuo atveju išvadų mes dar neturim. Ikiteisminis tyrimas yra vykdomas, o kai jis bus, tada matyti visi klausimai ir bus atsakyti. Dabar tikrai nenorim spekuliuoti ir gąsdinti, kad čia kažkur reikėtų per petį žvalgytis, kad čia visur šnipai ir agentai bando mūsų miestą grauti. Tai palaukim rezultatų, tyrimo rezultatų, tada galėsim apibendrinti, kas čia vyksta. Gerai, ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums, malonu.